privalo vaiką perduoti, yra toks sprendimas priimtas ir čia mes patinka, nepatinka sprendimus, mes privalom vykdyti. Man irgi nepatinka, Bet tai vaikas nieko nereiškia, vaikų teisės sako, tai... Vaikų teisės dalyvauja susitikimas baigtas. Yra nuspręsta teismų sprendimų perduoti. Aš suprantu, kad prieš žmonės galima jėgą naudoti, bet prieš vaiką tai negalima. Prieš vaiką jėga naudojama. Taip, bet tai vaikas... Niekas nenaudojama, o kas dabar jėgą naudoja prieš vaiką? Aš nesvarbu, mergaitė niekur neis, net negalvokit. Kas naudoja, jūs filmavote, tai jūs galėsite peržiūrėti, kas naudoja jėgą. Niekas močiutė su seneliu apsikabino ir griuvo ant žemės ir tai imituoti, kad vaikas yra imamas per jėgą. Tai šitaip niekas nedaro, žmonės elgiasi neatsakingai, vaiko atžvilgiu. Nematot, kaip jisai klykė tas vaikas ir...